Gerbiami Seimo nariai, iš tiesų galima pasidžiaugti šiuo įstatymo projektu, jame yra irgi daug gerų pakeitimų nustatyta. Iki šiol tik tais kai kurių savivaldybių, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės iniciatyvos dėka būdavo galima nustatyti papildomus reikalavimus statyboms, tam tikrus geriausios architektūros praktikos lūkesčius, kaip projektuoti namus, bet jie iki šiol tai vykdavo dideli ginčiai dėl to, ar tokios taisyklės yra, architektūros kokybės taisyklės yra tinkamas, priimtinos ir galimos. Tai su šio įstatymo paketų priimimu architektūros kokybės reglamentavimas bus detalesnis, savivaldybės turės daugiau laisvės reglamentuoti, kaip jos nori matyti savo pastatus savo savivaldybėje ir tai yra tikrai sveikintina. Yra sveikintina tai, kad mes atsisakysime detalaus techninio projekto parašymo diskusijai su visuomenė. Diskusija su visuomenė šiandien galės įvykti tik tai jau parengus esminius projektinius pasiūlymus, kurie ir yra svarbus visuomeniai, kurie pasako, kur koks pastatas stovės, kur bus kokia pastato forma, kokie bus želdinių išdėstymai ir panašiai, bet neprivers diskusijos vystyti apie tai, koks turi būti konkretus pastato laiptai aukštis ir panašiai, jai visai neaktualiuose vietose, nors aukštis tam tikrais atvejais gali būti svarbus. Tačiau yra dar viena tema, apie kurią norėjau pasisakyti ir dėl kurios iš tiesų teko su komitetu diskutuoti ir džiaugiuosi, kad komitete pavyko rasti sutarimus. Man apmaudu, kad diskusija su visuomenė dėl naujų statybų projektų, dėl teritorijų planavimų šiandien yra tapusi tik formalumas. Labai dažnai yra tiesiog vaizdžiai tariant užmetami kleckai ant teritorijų planavimo dokumentų be jokio detalizavimo, kas atsiras konkrečiai teritorijoje. Projektuojant pastatus, man teko būti kai kuriuose ir beje turėtų kiekvienas Seimo narys sudalyvauti diskusijose projektinių pasiūlymų viešinime, kai visuomenė užduoda klausimus, o projekto architektas netgi bando atsakyti tos klausimus, bando argumentuoti visuomeniai, bet net pats projekto architektas dažnai yra užtildomas advokato, sakant, kad nediskutuokime, atsakysime raštu, visuomenės pasiūlymai nėra aktualūs. Tai labai tikiuosi, kad diskusija su visuomenė gali tapti netokia formali, kad mes galim įsiklausyti į tai, ką mano aplinkinės bendruomenės, ką mano žmonės, kurie gyvens mūsų svarbių projektų aplinkoje, statybos projektų aplinkoje ir kad jie gali būti išgirsti ir kad tame nėra nieko blogo ir kad statybos projektai gal taps tik geresni, jeigu ta visuomenė bus išgirsta. Tai iš tiesų kviečiu palaikyti įstatymo projektą. Jame yra atsiradę tokie baziniai dalykai, kad apie teritorijų planavimo vietoje turi būti stendas įrengtas, kad ar savivaldybės architektas gali paprašyti papildomos diskusijos su visuomenė prieš išduodamos specialiasias sąlygas, kad savivaldybė gali detaliajam plane paprašyti 3D formos išdėstymo iš vystytojo ir kad tai bus aptarta su visuomenė. Tai ačiū, kad išklausėte ir kviečiu palaikyti.